Luminor Black – daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Sveiki, malonu, kad laiką skiriate pokalbėms su išskirtinėmis asmenybėmis. Čia laida Gyvenimas yra gražus, gyvenimo būdo dokumentika su kokybės ženklu. Kviečiu žiūrėti. Vasarą susituokusi televizijos ikona Edita Mildažytė. Niekada nebuvo taip, kad, pavyzdžiui, mano vyrai norėtų su manim išsiskirti. Niekada taip nebuvo. O jūs norėjot kada nors palikti savo vyrus? Daug kartų. Daug kartų. Apie aštrius gyvenimo prieskonius. Jeigu išversti į skaičių ir į reitingų kalbą, tai pasimatuokim, kas yra didžiausia žvaigždė. Bet ir viskas. Nes tų pragertų teisių aplink mane buvo pilna. Tame tarpe ir prokuroras, ir mano vienas kolega, ir dar kažkas. Ir nematoma televizijos virtuvė. O televizijų išlieka tik geriausi? Apsukriausi turbūt išlieka. Aš, pavyzdžiui, nebuvau apsukri, turiu to pasakyti televizijai. Gyvenimas yra gražus. Edita Mildažytė nevengia nepatogių klausimų, juk pati televizijos eteryje žiba ne vieną dešimtmetį. Pokalbio mus ji pasikviečia į savo šeimos sodybą uždaroje laukinės gamtos oazėje. Ir kalba Edita nebrėždama jokių ribų. Sako, gyvenimą turime vieną su savo patirtimis, klaidomis ir džiaugsmais. Nuo ko jūs pradėtumėt interviu su Edita Mildažytė? Neįsivaizduoju. Turbūt labai spontaniškai. Kaip išlipčiau iš mašinos, nuo to ir pradėčiau. Gerai, o žinot, nuo ko aš pradėsiu? Iš tikrųjų, prieš įsijungiant kamerai, užmečiau žvilgsnį į pačią didžiausią nuotrauką ir ko gero tai yra didžiausia naujiena, ar ne? Jūsų trečiosios vestuvės. Paskutinės? Nežinau. Taip drąsiai nežinau, o Saulius išgirdęs, žinos jūsų atsakymą, kad? Ne, žinai, kodėl turėčiau nustoti intriguoti visuomenę? Juodu susipažino 2016-aisiais Izraelyje, kur vyras kaip tik baiginėjo diplomatinę tarnybą, o eterio žvaigždė filmavo dokumentikos ciklą. Profesinė pažintis virto netikėta meilės istorija, kurią vainikavo vestuvės. Viena garsiausių Lietuvos žurnalisčių ir populiariausių televizijos laidų vedėjų Edita Mildažytė bei menotyrininkas Saulius Pilinkus, slapta nuo pašalinių akių ir žiniasklaidos dėmesio, šią vasarą susituokė Nidos prieplaukoje, o į tuoktuvių vietą pora keliavo legendiniu laivu Raketa. Kodėl būtent dabar? Jeigu taip jau labai teisingai reiktų atsakyti šitą klausimą, tai nežinia kodėl, bet mes su Saulium darėm laidą apie raketą. Ir pagalvojom, kad labai faina būtų padaryti raketoj kokį nors balių. Ir paskui galvojom, kad viską, ką sugalvoji, reikia daryti greit. Nes arba raketa nustoja plaukioti, arba tu pasensti, arba dar kas nors pasidaro. Visos progos toliau. Taip, visos progos toliau. Galvojom, kad reikia ženytis, kad savo susikviest. Ir apsiženėjom. O kuris pirmiau tą mintį pagimdė garsiai? Saulius yra kelis kartus klausęs, ar tu tekėtum už manęs. Bet aš kažkaip galvodavau, o kam čia tekėt? O paskui galvoju, o gal reikia ištekėti. Ir viskas. Tai, žodžiu, kadangi tai nieko nekeitė, tai buvo tiesiog smagus balius. O šiaip apskritai esate iš tų žmonių, kuriem svarbu, kad šalia būtų kitas žmogus. Čia tikrai ne statusas, ne žiedas. Labai. Labai. Man labai. Aš apskritai, pavyzdžiui, kai tokie pasakymai, reikia išmokti save mylėti. Ne? Aš nežinau, ką tai reiškia. Aš nežinau, ką tai reiškia. Aš nežinau, kaip save mylėti. Tai ką, save glostyti, ar prieš veidrodį stovėti, ar galvoti, ko aš dabar norėčiau. Aš seniai pamiršau, ko aš norėčiau. Dėl to, kad aš visą laiką galvoju, kad aš esu laiminga tada, kai aplink mane yra laimingi žmonės. Ir tik tada man yra gerai. Ir apskritai, kai tu išmoksti gyventi poroj, aš ilgą laiką nemokėjau, bet mane išmokino mano vyras Gintautas. Tai ir kai tu supranti, kokia yra to vertė,
Tai paskui tu tiesiog nesugebi gyventi vienas, tai vienas dalykas. Antras dalykas, su amžium tu apskritai turi vis mažiau ir mažiau galimybės rinktis, nes to pasirinkimo mažėja. Be to, tu esi sustabarėjęs dėl savo įpročių, dėl to, koks tavo gyvenimas yra ir tau atrodo, kad tas kitas žmogus turi žinoti, kaip tau atrodo, nors jis nieko nežino. Dėl to tu turi išmokti būti ir atlaidesnis, bet įvertinti paprastus dalykus, kad jeigu tu pareini ir turi su kuo pasikalbėti ir tau yra įdomu, tai jau yra labai daug. O jeigu tu dar gali to žmogum pasitikėti, tegul gal ir ne 100%, bet kokia 80%, tai yra apskritai neįkainojama. O jeigu tu dar žinai, kad jisai už tave išgyvens, kad jis bus tau ir lojalus, ir draugiškas, ir geras, ir gali matyti tave ir piktą, ir paradinę, ir neparadinę, ir visai net neparadinę. Ir visa tai yra gerai, tai čia apskritai yra Dievo dovana. Ir jeigu dar ne vieną kartą tau gyvenime tai pasisekė. Tai aš manau, kad apskritai pilna Lietuva yra vienišų moterų. Ir dėja jos yra gerokai dar jaunesnės už mane. Tai susirasti partnerį mano amžiuje, su kuriuo tau yra įdomu. Ir gerai, ir tu nenusivili jo kiekvieną dieną, tai yra didelis dalykas. Ir Saulius yra tas žmogus, kuris talpina savyje visas tas savybės jūsų išvardintas? Tai ne tik tai, kad talpina, tai jisai jas ko gero ir viršyje. Tai yra labai padorus, gerų manierų, puikiai išsilavinęs. Ir apskritai toksai, reiškia, su katalikiškom nuostatom žmogus. Tai mūsų laikais apskritai tokį sutvėrimą rasti jau yra gana sudėtingas dalykas. Nors nemoka būti viena, tačiau Editai Mildažytei antrosios pusės niekada neteko ieškoti. Teisingas žmogus greta visada atsirasdavo reikiamų metu. Ar tai buvo likimas? Kiekviena ta istorija vis kitokia. Vienu atveju aš labai mylėjau, kitu atveju mane labai mylėjo, trečiu atveju aš nebenorėjau gyventi viena. Tai yra įvairios istorijos, tik tai matai, man Dievas davė galimybę taip laimingai susiklosti rinktis. Ir aš turėjau tokią galimybę. Yra daugybė žmonių, kurie negali rinktis. Antrai pusiai su jumis, aš nesakau greta ar ne, su jumis sudėtinga? Niekada nebuvo taip, kad, pavyzdžiui, mano vyrai norėtų su manim išsiskirti. Niekada taip nebuvo. O jūs norėjot kada nors palikti savo vyrus? Daug kartų. Daug kartų. Dėl to, kad aš esu iš tikrųjų turbūt ne visai tai, kaip žmonės įsivaizduoja. Mane įsivaizduoja labai stipria, audringa, labai reiškia tokia ugninga ir taip toliau. Aš esu iš tikrųjų tylus, ramus ir įsiklausantis žmogus. Šiaip buitiniam gyvenime. Aš esu labai stipri, tai tas yra tiesa. Bet tas stiprumas, jisai gali būti... Aš suprantu, kad aš esu kaip esencija. Aš suprantu, kad aš negaliu dominuoti, pavyzdžiui, auklėdama savo vaikus arba anūkus. Viena ryškiausių eterio žvaigždžių, 57 Edita Mildažytė, tik nusišypso išgirdusi kalbas apie didžiulę jos įtaką televizijos pasaulyje. Jame iš Marijampolės kilusi moteris karjerą prieš kelis dešimtmečius pradėjo kaip diktorė, vėliau tapo tikra pokalbių laidų ikona, tituluojama lietuviškąja Oprah Winfrey. Tačiau Edita prisipažįsta, apkalbos ir pikti komentarai jos niekada nejaudino. Nei apie tarsi burtų lazdele pamojus gaunamus brangiai apmokamus projektus, galimybę eteryje suktis žiūrimiausių laiku, nei apie tariamą kolegų krūptelėjimą, jei vos pravėrus televizijos studijos duris. Niekaip nebuvau susijusi ir niekada nebuvau nei labai mėgstama, nei turėjau kokių nors lengvatų. Tiesiog viską dariau savo talentų ir savo darbų. Kada aš esu reikli, tai esu reikli. Ir visokių nedadarimų, ir visokių pamelavimų. Aš suprantu, kada žmogus meluoja puikiai ir galiu suprasti, jeigu tai nėra sistema. Ir galiu atleisti ir pati, ir pasimuliuodavau, visko yra buvę gyvenime. Bet jeigu nuo to nukenčia produktas, kurį mes darom, arba ten, žinai, laida ir taip toliau, tai aš tiesiog su to nesitaikstau ir aš pati einu naktį permontuoti to svetimo darbo, bet ir iš kito reikalauju, kad jis tą patį padarytų. Nes aš pati esu žaidžiantis treneris, kuris žino, kaip tai yra ir kaip turi būti padaryta gerai, manęs neapgausi. Tai vat ir viskas. Ir nieko čia nereikia vaidinti. O iš kur tas pasakymas, kad aš kada nors, aš niekada nieko nevaldžiau. Aš visą laiką sugalvodavau savo idėją ir kas yra įdomiausia. Visas savo gerasias idėjas esu sugalvojus aš pati. Aš nesu pirkus jokių formatų.
Aš nesu nieko kopijavusi. Aš viską sugalvojau pati. Kiekvieną produktą ir kiekvieną pabandžiau įgyvendinti pati. Jį įgyvendinau per visokias nemiegotas naktis, nagais lipimai į stiklo kalnus. Ir aš viską padariau pati. Man niekas nepadėjo. Aš nesu gavusi jokių asignavimų iš valdžios. Ta prasme, tik tai iš kokių nors komercinių rėmėjų, kuriuos kaip pats supranti, reikia įtikinti, kad jie tavim patikėtų. Idėjos naujoms televizijos laidoms, Edita sako, kildavo iš gyvenimiškų situacijų ir nebūtinai malonių. Tačiau idėjos pasiteisindavo su kaupu. Žurnalistės kuriamų projektų populiarumas siekdavo reitingų aukštumas. Taip net gimė televizijos užkulisiuose kultiniu tapęs posakis, kai Lietuvą valdė Edita Mildažytė. Aš tiesiog dirbau žiniose. Nes iš diktorių išėjau, kur sakė irgi, kad niekas šito darbo nepalieka. Bet aš palikau, tada dirbau žiniose, padirbau. Roką Petkevičių paėmė skaityti panoramą, aš supratau, kad ilgai dar sėdėsiu tose vakaro žiniose ir niekada neišlysiu jokią panoramą. Ir pagalvojau, kad reikia kažką keisti. Tai per vasarą padirbau tokioje laidoje vienoje vasarinį, o paskui sugalvojau tą Bobų vasarą. O sugalvojau ją todėl, kad visiškai nebuvo pokalbių šou žanro tuo metu. Ir kitas dalykas, aš pati skyriausi ir aš sulaužiau savo daugybę pasakytų dalykų, sulaužiau daugybę tabų savo pačiai ir labai save nustebinau. Ir man buvo įdomu pačiai, ką aš darau ir kodėl aš taip elgiuosi. Ir tokiu būdu aš bandžiau įsiaiškinti ir bandžiau atsakyti savo į klausimus. Tai taip atsirado Bobų vasara. Ir paskui aš pati nustebau, kad jinai tokia sėkminga. Bet aišku, man durnumo tai visada užteko. Ir aš, pavyzdžiui, ateinu, atsimenu į LNK ir jie sako, tai tu nori ar prie prime time ar geriausio laiko? Aš sakau geriausio, nežinodama, ką aš darysiu. Tada sako, bet mes tave galim, ar tu nori eiti jau pirmadienį, ar tu palauksi, kol Valinsko projektą nuimsim, o tu atsistosi į populiariausią vietą. Taip? Aš sakau, noriu į populiariausią. Jūs visada žinot, ko norit? Ne. Ne. Aš visada sakydavau taip, kaip man tuo metu atrodydavo. Ir nežinodavau, kas po to bus. Jeigu tu manai, kad aš labai ramiai naktį miegodavau, tai tikrai ne. Bet tiesiog. Ir žodžiu, ir mūsų reitingas tada, atsimenu, buvo 26. Tai tiek būdavo ten turbūt Žalgirio varžybos kokios nors. Aš pamenu tos laikus iš tikrųjų. Tai va, o kai Lietuvą valdė Edita Mildažytė, tai čia ir buvo. Dėl to, kad būdavo tuščios gatvės. O su Bėdų turgum tai įvyko dar keisčiau. Tada buvo Rusijos krizė. Mes važinėdavom po kaimus, ieškodami tų herojų Bobų vasarai ir iš tikrųjų aš važiuodavau kartu su redaktorium. Mes važiuodavom, aš kadangi vairavau automobilį, o kitos nevairavo, važiuodavau kartais autobusais. Tai būdavo taip, kad nuvažiuoti yra autobusas, parvažiuoti nėra. Kultūrnamių langai užkalti, tai buvo išvarimo periodas. Tai apie ką kalba išvarėme Ivaškevičius. Ir aš galvoju, reikia kažką daryti. Kažkaip reikia žmonėm bent ūpą pakelt, jeigu negalima nieko objektyviai padaryti. Ir sugalvojau 2 projektus, Duokim garo ir Bėdų turgų. Tai va, matai, Basijuokas po šiai dienai gyvena su Duokim garo. O šiaip, buvo kažkokios ribos, kurias užbrėžtumėt ir sakytumėt, ne, jau šitą tai tikrai niekada nedarysiu? Aišku. Bet tikrai netokios puritoniškos, kokios yra dabar, kur negali suprasti, apie ką galima kalbėti ir apie ką negalima kalbėti, kur tu nesupranti, aš, pavyzdžiui, pati nesuprantu, kada koks nors reiškinys, į ką gali išvirsti, iš ko gali išsirutulioti kažkokie tai, nežinau, valties įsiūbavimai ir ten lygioj vietoje ir nesupranti, ir atrodo, kad kažkoks režisierius visą tai režisuoja užkulisiuose. Nes reikia iš nieko padaryti audrą arba atvirkščiai didelę audrą nuslopinti, kažkokie tokie keisti dalykai. Bet iš esmės, tai kalbėtis galima su bet kuo, kalbėtis galima su žmogžudžiu, nes didžioji dalis tų žmogžudysčių taigi vyksta netyčinės. Galima su bet kuo kalbėtis. Ir klausimas, ar reikia rodyti, pavyzdžiui, nežinau, alkoholiką, ką mes labai mėgdavom. Mes labai mėgdavom filmuoti kažkada tai bomžus. Čia būdavo mėgstamas sportas vienu laikotarpiu ir nebuvo jokio neigimo, nei visuomenės, nei nieko dėl to. Visuomenė buvo pramoga, aš pamenu, Skirmantas Pabedinskas po 100 metų sukdavo tos pačius. Tai žodžiu, arba ten ir realybė buvo visiškai kitokia. Ir paskui staiga įvyko kažkoks lūžis vienas, po kažkiek laiko įvyko kitas, dabar įvyko kažkoks trečias.
kuris jau man yra sunkiai suvokiamas kartais. Ir aš nesuprantu, kur yra tos ribos. Nes arba visi pasidarė kaip kokia matrica, kaip žinai, šokoladas, kurių formą supili ir visi vienodi. Arba kaip sąsiuvinys langeliais. Ir paskui staiga neaišku, kodėl lygiai vietoj kyla koks nors ten burbulai kažkokia audra. Niekaip man nesuprantama, kodėl. Ko dabar reikia visuomeniai, ko dabar reikia vartotojui? Na, buvo etapas, kai reikėjo visos olelė armijos, ar ne? Kuo daugiau nuogo kūno arba kuo daugiau netikėtų prisipažinimo apie plastinės operacijas. Yra dabar kažkokia formulė, kas veža tautą? Ne, aš manau, kad nieko nebereikia, nes žmogus moka skaičiuoti iki vieno aš. Tai reiškia, reikia selfių. Ir reikia, kad reikalas vyktų apie mane. Nes pasižiūrėk dabar, pavyzdžiui, yra labai daug mokančių, kaip ką padaryti. Bet tų darančių labai nedaug. Tai dabar visi galvoja, o ką man daryti, jeigu aš galiu pamokyti, kaip padaryti. Tik tai tų darančių labai nėra daugiau. Ir kitas dalykas, man tai atrodo, kad dabar reikia tikslų, drausmės ir taisyklių. Ir visuomeniai tai labai aiškiai artėja. Nes ta visa magma, ant kurios mes dabar čia žodžiu, stovėjom ilgą laiką ir vaidinom, kad visa tai niekai ir čia mums gal tik atrodo, tai jinai įsiveržė į paviršių ir visiškai aišku, kad su tom taisyklėm, kur vakarų pasaulis ilgą laiką gyveno, mes toli nevažiuosim. Tai ne tos problemos yra keliamos ir ne apie tai mes čia dainuojam, jeigu norim iš tikrųjų išlikti. Jums tenka taikytis prie taisyklių? Be abejo, visiems reikia taikytis prie taisyklių, tu kitaip neišgyvensi. Tai net ir teisės persilaikiau pagal visas taisyklės. Spėju, be jų nevairavot? Nu, aišku, ne. O dėl ko aš apie tas taisyklės paklausiau, aš labai gerai pamenu jūsų pačios žodžius, kad jau ko, bet Mildažytė socialiniuose tinkluose neatsiras. Bet šiai dienai aš esu jūsų sekėjas, tai viena aktyviausių, kaip sakyti, Instagrame, tai ko gero yra Edita Mildažytė. Aš šiandien paskaičiau apie grybus, vakar apie moliūgus. Jau buvo apie moliūgus? Lyg ir buvo. Jūs ne pati rašot? Aš rašau pati, bet kadangi aš esu drausmingas ir taisyklių žmogus, man yra pasakyta, kad tu turi ištransliuoti po vieną žinutę per dieną. Aš jas ir ištransliuoju, aš jas surašau, viską tvarkingai nufotkinu, viską tvarkingai padarau, bet aš ten ir toliau nedalyvauju. O ten atsirasti reikėjo dėl ko? Dėl to, kad spėt su laiku? Dėl to, kad tokios yra taisyklės šiandienos. Ir tu turi būti socialiniuose tinkluose, jeigu dirbi viešą darbą. Jūs pati kieno nors gyvenimą sekate ten? Ne. Aš net nežinau, kaip tai daryti. Net ir Suodaičių, Sygel, ne? Ne. Jo labiau. Nes nei aš ten ką nors suprantu. Suprantate, reikia tą serialą pradėti žiūrėti nuo pradžių. Tai dabar labai daug serialų. Galima ir įsikirsti kurią nors seriją ir vis tiek. Ne, aš suprantu, kad yra tokių situacijų, kur tu pats papuoli, kitą įtrauki ir paskui nebėra kaip iš tos situacijos išeiti. Jos yra sudėtingos, skaudžios ir žalojančios. Ir tie žmonės gal jau norėtų visą tai pabaigti, bet jau jie yra šitam teatre. Ir tada, nežinau, arba tu turi visiškai uždaryti šitą žaidimą ir pereiti į kažkokią visiškai kitą platformą, arba išvykti iš šalies, arba nežinau, ką daryti, kad visą tai kaip nors pasibaigtų. Nes tai, kas atrodė labai linksma ir smagu kažkurį tai laiką, paskui pasidaro visiškai nelinksma ir visiškai nesmagu, nebent jie abu žaidžia. Tai čia kitas klausimas tada. O televizijų išlieka tik geriausi? Apsukriausi turbūt išlieka. Aš, pavyzdžiui, nebuvau apsukri, turiu to pasakyti televizijų. Jausmas yra toksai, kad tu labai gerai išmokai kepti bandeles ir jas parduoti pakeleiviams. Bet kelią kitur nutiesi. Ir tu likai šalikeliai. Mano rankose naujos kartos vizitinė kortelė su NFC technologija. Joje telpa visa svarbiausia kontaktinė bei verslo informacija. Tai patogu, draugiška aplinkai, bet to taupo išlaidas, laiką ir visada esate vienu žingsniu priekyje tvarumo link. Tapti šios revoliucijos dalimi lengviau nei bet kada. Daug jūsų ateities ryšių pasaulis. Nepraleiskite progos prisijungti. Skandalų Edita Mildažytė niekada nesivaikė, bet triukšmingos istorijos neaplenkė ir jos karjeros. Prieš daugelį metų apsukrus fotografas nutarė pasipelnyti iš jos jaunystėje padarytos klaidos įsiamžinti apsinuoginusiai. Nuotraukos buvo parduotos užsienio spaudai, o netrukus atsidūrė ir viename lietuviškame žurnale. Tai buvo karti piliulė, kurią teko nuryti už spontanišką jaunystės žingsnį, sako Edita.
O štai prieš porą metų Lietuvą apskriejusi istorija, kad televizijos laidų vedėja buvo sulaikyta vairuojanti neblaivi, jai kainavo itin brangiai. Ne tik finansiškai, emociškai, bet ir reputacijos prasme. Jūsų istorija su pragertom teisėm patenka į tą formatą, ar ne, kad tauta pasilinksmino iki kažkiek, o po to tai tapo, nežinau, skaičių gaminimo mašina žiniasklaidai. Jeigu išversti į skaičių ir į reitingų kalbą, tai pasimatuokim, kas yra didžiausia žvaigždė. Bet ir viskas. Nes tų pragertų teisių aplink mane buvo pilna. Tame tarpe ir prokuroras, ir mano vienas kolega, ir dar kažkas. Niekas taip nesismagino. Kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, yra tokių ten įtakingų žurnalistų, kurie turi galimybės ir stabdo informaciją. Aš jos nestabdžiau. Dėl to, kad aš tokių galimybių neturėjau ir nemačiau jokios prasmės tą daryti. Tai reiškia nuomonę ant to hypo, visi, ko aš nei gyvenime nemačiau, tik tai tiek, kad aš neskaičiau. Tai ir nekvaršinau savo galvos, nes jau patekau į mėšliną istoriją, kurią pati ir susikūriau, tai aš ją išgyvenau iki galo ir manau, kad pakankamai garbingai. O anot jūsų, kurioje vietoje jau turi būti stop? Kažkodėl prie Manto Stonkaus taip neprilipo, ar ne ta pati nuodėmė? Prie jūsų prilipo labiau? Aš manau, kad jinai jau atlipo. Aš manau, kad žmonės įvertina, reiškia, tavo nuodėmę ir jau visi pasako, kas ką nori, ar ne? Bet po to yra labai svarbu nesuklupti, bet kaip tu atsikeli. Tai pamatė, kaip aš atsikėliau, pamatė, kad aš nieko neslėpiau, kad aš ilgiuosi pakankamai garbingai visose situacijose, kad aš neieškojau jokių lengvatų, kad aš gavau bene didžiausią baudą, kokia apskritai yra skirta. Ir taip toliau. Aš atlikau visas bausmes, tai gal jau tą istoriją galima pabaigti. Tai aš ir pabaigiau savo galvoju, o kad tu manęs klausi, dabar tai esi paršas. Televizija turi savo taisyklės. Vieną dieną gali būti aukštumoje, kitą atsidurti nežinomybėje. Tos taisyklės dažnai ir negailestingos, ir neteisingos, tačiau televizija, sako Edita Mildažytė, ne tik pramoga žiūrovui, bet ir verslas ją valdantiems žmonėms. O televizija išlieka tik geriausi? Apsukriausi turbūt išlieka. Aš, pavyzdžiui, nebuvau apsukri, turiu to pasakyti televizijai. Ir aš nebuvau. Ir aš niekada nemokėjau jokių tenais tų schemų ir nežinojau, kaip ten yra kas apeinama, bet tie, kurie tikrai yra ilgai televizijoje, jie yra geriausi. Nes kaip ten bebūtų, Valinskas yra vienas geriausių. Tikrai. Ir lygiai taip pat ten ta chebra, kuri daro tos didžiuosius koncertus, ten ir yra rinkoje po 30-35 metus, neatsitinka tai taip savo. Žinai? Aš pradirbau telike 36 metus ir manęs vis dar klausosi. O šiaip televizijos pasaulyje mados grįžta, aš turiu omeny ne apie studiją, formatus laidų, bet apie asmenybės. Jeigu mes žiūrime ar ne į tą pačią Amerikos televizijos rinką, tai nepamatysim žinias vedančių 20-mečių. Tu tam turi užaugti. Pas mus atrodo, kad ateina tam tikra nematoma galiojimo riba ir staiga vietoj tavęs atsiranda kažkas tai jaunesnė, galbūt įspūdingesnė. Aš manau, kad tai yra susiję nei su jaunumu, nei su įspūdingumu, o kažkam reikia, pavyzdžiui, ten pasirūpinti, kad jo tuo metu, reiškia, proteguojama mergina arba vaikinas gautų vietą arba galėtų atsispirti, gautų trampliną karjerai ten ir taip toliau ir taip toliau. Greičiau tai yra susiję su tuo, negu kad su ten gabumais, talentų ir taip toliau. Visiškai neįvertinant paprastų dalyko, kad žmonės prisiriša ir pripranta. Jie tiki to vedėjų. Ir čia yra taip, kaip argi tau nepatinka ateiti į kavinę, kurioje tu buvai vaikystėje. Juk patinka. Bet dėl to ta kavinė neturi priežasties išsilaikyti, kad tau jie patiktų ateiti. Tai tokių yra, Vienoje ten yra, sakykime, Paryžiuje yra, dar kažkur galų gale ta pati Neringa, kuri po 1000 pakeitimų vis tiek suprato, kad geriau nebus. Tai lygiai tas pats yra su televizija. Betgi žmogus, kuris ateina naujas, pavyzdžiui, valdyti televizijos, tai jam atrodo, kad jisgi geriausiai viską žino ir dabar pakeis ir kaip sudrebė žemė. Dar kitas dalykas yra labai juokinga, kad visi įsivaizduoja, kad yra paslėpta nuostabių projektų. Skristi į kosmosą, pasiekti žvaigždės, nudažyti vaivorykštėmis dangų ir taip toliau. Tik tai juos kažkas slepia ir jų neatneša ir jie kažkodėl nėra nerealizuojami. Tai jeigu jie yra nerealizuojami, tai jų nėra. Bet ir viskas. Yra labai paprastas dalykas. Tik tai jie yra visi daugiau mažiau apylygiai, nes jeigu atsiranda kas nors genialaus, jis vis tiek, jeigu ne vienoje televizijoje, tai kitoje išlenda. Bet ir viskas. Jūs pati žiūrite televizorių? Dabar nedaug, bet žiūriu.
Kai ką žiūriu, bet neypatingai daug. Klausi, ką žiūriu? Aha. Nes labai negražiai gal prisipažinsiu, aš pastarosius porą metų labai retai įsijungiu, bet galvoju gal dėl to, kad, na, pas mus atėjo Netflixai, visa kita ir... Tai bet Netflixai irgi galima žiūrėti per televizorių. Ne, tai tą dėžutę taip, bet turiu omeny tai, ką kūrė jūsų kolegos. Ne, dabar šito nežiūriu, nes neturiu kada tiesiog. Be to, matyt, jau atpratau nuo sutvarkytos programos. Juk iš esmės, kuom skiriasi televizija nuo to, kas vyksta internete. Apie tai buvo kalbama, aš pirmam kursą mokiausi, jau buvo kalbama, kad žiūrovas susidarys savo programą individualią, spaudydamas pultelį. Iš esmės, žiūrovas ir net ir televizijoje pasidaro, jis vieną programą žiūri vienam kanale, kitą kitam, trečiam, prieina vyras, jisai persijungia sportą, vaikas persijungia ten kažkokį savo filmuką ar kažką. Ne, iš esmės, reklama. Taip, nu žodžiu, tai visi šitie dalykai, jie ir taip objektyviai egzistuoja, bet dabar žmogus gali rinktis pagal labai tokius specifinius poreikius. Juk iš esmės yra programų, jeigu tu kalbi daugiau negu vieną arba dviem kalbom, tai programų yra kiekvienam skoniui ir kiekvienam poreikiu. Ir žmonės jas žiūri. Ir už tai yra labai neatsakinga išbarstyti tas programas, kurios dar iš įpročio yra žiūrimos per tradicinius kanalus ir per tradicinius transliuotojus. Ir vieni kanalai tai supranta, kiti ne. Nes tų naujų vartotojų, suprantat, tų naujų vartotojų neužsiauginsi. Jų nėra. Čia kaip su tuo dainininku, ta prasme, su tuo klausytoju, kuris klauso Kučinsko. Taip? Taip. Tai jisai eina paskui Kučinską, bet tu nei priversi jaunesnius ateiti, nei ten iš kur nors kitur materializuosi kaip saibaba tų žmonių. Ne. Yra tik tai tie, kurie yra. Ir tie, kurie ištikimai žiūri. Naujų žmonių priversti žiūrėti televiziją, tokios mados nebeatsiranda. Čia ne teatras ir ne kinas. Nes kiną tai atgaivino labai daug investavę tą lietuvišką. Kitas klausimas ten jo kokybė. Tai, nu bet žodžiu, ne apie tai mes. Tai už tai yra neatsakinga išbarstyti ir nuvilti tuos žiūrovus, kurie ištikimai žiūri. O jeigu vieną rytą atsibusti ir galvosi, nu nebėra naujų minčių. Sakys, ačiū ate televizijai, ar? Turbūt, kad taip. Aš ir dabar dažnai pagalvoju apie tai, kad gal man visai įdomu. Nu, aš tikrai, žinok, nemetu minties apie tos kotletus turguje. Tikrai. Ir man visai gal būtų įdomu daryti tokį gryną verslą. Kitas dalykas, aišku, kad ta televizija magnetizuoja ir aš galvoju, kad kol mes dar galim, abu su Saulium, tai mes dabar vat yra ta fazė, kai mes turim ką pasakyti ir mes galim pasakyti taip, kaip mes suprantam ir mums atrodo. Ir mes dar norim tai sakyti. Aš manau, kad praeis 5 metai ir mes nebenorėsim. Taip kaip dabar, žinai, pasiskambini šiek tiek savo vyresniam kolegom ir sako, palikit mus ramybei. Mes nieko nebenorim, mes viską jau pasakėm, viskas yra iškalbėta ir viskas yra pabaigta. Tai aš manau, kad toks laikas irgi ateis. Tai tas yra visiškai akivaizdu. Bet kol dar mes įsivaizduojam, kad galim kažką pasakyti ir dar dominam visuomenę, tai mums yra smagu tą daryti. O šiaip televizijos žmogui baisu galvoti apie tą momentą, kad o jeigu manęs vieną dieną nebereikės? Tai žinai, čia yra baisu apie tai galvoti mokytojui, baisu galvoti gydytojui, baisu galvoti bet kurios profesijos žmogui, inžinieriui arba tam pačiam montažininkui, kuris bijo, kad dirbtinis intelektas pakeis jo darbą. Ir tai nėra taip sau. Jausmas yra toksai, kad tu labai gerai išmokai kepti bandeles ir jas parduoti pakeleiviams, bet kelią kitur nutiesi. Ir tu likai šalikeliai. Ir nieko negali su to padaryti. Tai aš sakyčiau, kad aišku, baisu yra netekti amato, kuris tau patinka, nes tai yra aistra ir taip toliau ir taip toliau. Bet tai nėra baisiau negu kad atsisakyti bet kokios kitos profesijos. Tik problema yra ta, kad gydytojas, jeigu jis tobulinasi ir taip toliau, tai su metais jo autoritetas auga, patirtis auga ir plečiasi klientų ratas. Tas pats liečia net ir kirpėją. O televizija yra visiškai priešingas dalykas. Tu esi labai mėgstamas, norimas ir graibstomas pirmus kokius 5-7 metus. Paskui, jeigu tau pavyksta pereiti į klasikos kategoriją, tu gali būti taip daugiau mažiau. Ir jau tik tai vienetai išplaukia į platesnius vandenis ir ilgai laikosi vandens paviršiuje.
nelyginame su jokiais. Luminor Black mokėjimo kortelė išskirtiniams, kasdieniams ir kelionių poreikiams. Jos privalumai tai visai šeimai skirtas kelionių draudimas, galiojantis visame pasaulyje. Be to, pirkinių draudimas, galiojantis net 180 dienų nuo pirkinio įsigijimo ir dengiantis jo sugadinimo, sunaikinimo ar praradimo išlaidas. Dar nemokamas pinigų išsigryninimas Luminor bankomatuose Baltijos šalyse iki 1200 eurų per mėnesį ir iki 400 eurų per mėnesį bet kur pasaulyje. Tai buvo viskas šį kartą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo. Luminor Black – daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor.